Sveiki. Ir fiziškai, ir virtualiai esantis šitoj salėje. Pradedam spaudos konferenciją. Sakykime, tokia iškilminga diena. Šiandien yra 160 metų nuo mūsų tautos atgimimo patriarcho dr. Jono Basanavičiaus gimimo dienos. Tai nemanau, kad mūsų valstybėje pakankamai dėmesio skirta šitai datai. Tai vienas iš istorinių asmenų susijusių su mūsų atkurtos valstybės ištakomis, su mūsų nacionalinio atgimimo pagrindais. Labai toks didelis sutapimas, kad mūsų konferencijos tema kaip tik yra dr. Jono Basanavičiaus idealus išpažįstančių politinių srovių telkimasis. Šita konferencija skirta Tautininkų sąjungos atkūrimo iniciatyvinės grupės ir Lietuvių tautininkų sąjūdžio iniciatyvinių grupių sulėjimo deklaracijai. Mes šiandien jūsų akivaizdoje tą deklaraciją pasirašysim ir galbūt reikia pristatyti dalyvaujančius. Tai yra Lietuvių tautininkų sąjūdžio iniciatyvinės grupės pirmininkas Marius Kundrotas ir taip pat to paties sąjūdžio vienas iš iniciatorių ir jums turbūt jau žinomas Julius Panka. Labas rytas. Kažkas čia, aišku, skambina būtinai per spaudos konferenciją, bet mes atsiprašom visų. Tai galbūt keletą žodžių pasakysiu apie tai, kad Lietuvių tautininkų sąjungos vyksta atkūrimo procesas, jau artėjama prie įstatymo reikalaujamo skaičiaus parašų ir šių metų pabaigoje yra numatytas suvažiavimas. Dar bus galutinai apsispręsta, ar bus prieš pat šventes, ar iš karto po švenčių. Buvo preliminari data gruodžio 17 ir ta data bus patvirtinta maždaug po savaitės įvykstančiam, jau tikiuosi galbūt ir abiejų organizacinių grupių posėdėje. Dabar tada suteiksiu žodį Mariui Kundrotui. Labadiena, gerbėmieji. Iš tiesų labai džiugu, jog lietuviškų tautinių jėgų vienijimosi procesas tęsiasi. Prieš 3 metų Lietuvių tautinio jaunimo sąjungos, Lietuvių tautininkų buvusios sąjungos, Lietuvos laisvės lygos, kitų patriotinių organizacijų atstovai įsteigė Lietuvių tautinį centrą. Šių metų vasarį Lietuvių tautinio centro aktyvo iniciatyva suburta Lietuvių tautininkų sąjūdžio iniciatyvinė grupė, į kurią taip pat įsijungė šeimų judėjimo, evangelikų, kultūrinio judėjimo Natijonija atstovai, dar daugiau tautinio jaunimo. Na ir pagaliau birželio
mėnesį, kiek aš atsimenu, grįžti į savarankišką tautinės politikos kelią, apsisprendė ir Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų tautininkų frakcija. Tautininkų sąjūdžio iniciatyva iš karto pradėtos dėrybos dėl susijungimo. Jei pavyks susitarti dėl įstatų ir programos principų, tai bus iš tiesų išskirtinė partija, kurios tikslai bus doras žmogus, stipri šeima, lietuviška Lietuvos valstybė, jos politinis ir teisinis suverenitetas. Šiuo metu pagrindinę politinę atskirtį matome tarp dviejų stovyklų. Vienoje pusėje yra vertybininkai, kitoje pusėje vartotojai. Tautininkus matome vertybininkų fronte, kartu su krikščioniškosiomis jėgomis, su valstiečiais įaugusiais į tėviškės žemę, su didelė dalimi žaliųjų. Ir šiandieną mūsų pradėtas jungimosi procesas nėra baigtinis. Tam, kad vertybinis frontas pasiektų ryškių laimėjimų artimiausiuose Seimo rinkimuose ir toliau, reikalingas labai platus frontas, arba plati partija, arba plati koalicija. Čia matytume ir Jaunąją Lietuvą, ir Lietuvos centro partiją, galbūt Algimanto Matulevičiaus kuriama Tautos vienybės partija, Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partija. Po to galbūt galima būtų kalbėtis ir su valstiečiais liaudininkais, galbūt su žaliaisiais. Taigi, manau, kad šiandieną pradedame labai svarbų darbą už doresnę, teisingesnę ir lietuviškesnę Lietuvą. Ačiū už tokią plačią įžvalgą į visą mūsų ateities strategiją, kuri iš tikrųjų labai yra svarbi ir reikšmingas dalykas. Aš dar taip pat pabrėžčiau, kad į politiką ateina jaunesnės kartos atstovai ir šiaip politinėse partijose jaučiamas tam tikras sąstingis, uždarų grupelių diktatas. Mes tikimės, kad mūsų šitas tautinis judėjimas dėl pavadinimo galutinio bus apsispręsta, bet tai yra tautininkų sąjungos tradicijas tęsianti politinė jėga platesnių pagrindų, kad mes tikimės, kad iš tikrųjų pritrauks daug jaunimo ir Lietuvių tautininkų sąjūdyje yra daugiausia jaunesnės kartos politikai ir manau, kad tikrai atėjo laikas didesniam atsinaujinimui. Ir aš dabar tada suteiksiu Lietuvių tautinio jaunimo sąjungos pirmininkui Juliui Pankai. Labas rytas. Pirmiausiai visus norėjau pasveikinti su dar viena labai gražia švente, kuri šiandien yra, tai yra Lietuvos kariuomenės diena. Iš tikrųjų, mūsų nuomonė, kad patriotinės tautinės valstybės kiekvieno vaikino, kiekvieno vyro pareiga yra ginti tėvynę. Dėl to tai galima sakyti, kad mūsų jaunuolių šventė. Prie to, kas jau buvo pasakyta, galėčiau pridurti dar keletą dalykų. Tai vienas dalykas, tai kad šiuolaikiniai tautininkai negali apsieiti ir be kitų klausimų. Sakykime, mūsų kuriama partija neapsiribos vien tik tai kažkokiais tai etnologiniais, etnografiniais, kultūriniais dalykais. Mums yra svarbu ir tikrai labai svarbu ir socialiniai dalykai, nes tautininkų partija jinai turėtų atstovauti visos tautos interesus. Ir tautininkai tautą mato panašiai kaip šeimą. Ir iš tikrųjų turbūt labai sunku būtų įsivaizduoti kažkokią didelę šeimą, kur vieni sėdi prie stalo, kiti neprileidžiami prie to stalo, o dar kažkas tai iš viso neįleidžiamas pro duris ir taip toliau. Tai iš tikrųjų kiekvieno lietuvių tautos atstovo
teisę gyventi Lietuvos valstybei, kurti ją ir gyventi, pasiekti kažkokią tai orę būseną, orų gyvenimą. Dėl to mums yra labai svarbus ir socialinio teisingumo klausimas. Kitas dalykas, turim labai gražių pavyzdžių mūsų kaimininiai Latvijoje, kur prieš porą metų susivienijus pagrindiniam tautiniam jėgom, jos pirmiausiai rinkimuose gavo iš 100 vietų 8 mandatus, dabar per neeilinius rinkimus jie turi jau 14 ir yra valdančioje koalicijoje ir tie svarbiausi, aktualiausi tautininkam klausimai jau yra svarstomi aukščiausių lygių. Ir iš tikrųjų šiandien mes žengiame pirmą tokį žingsnį ir labai tikiuosi, kad tas žingsnis mus nuves panašiai kaip ir Latvijos tautininkus prie tokių sėkmingų dalykų. Ačiū. Sėkmingas dalykas tai būtų didesnė įtaka politinėme gyvenime ir atramos sukūrimas rinkėjui, kuris šiandien yra pasimetęs būtent vertybinė prasme. Ir iš tikrųjų tautinės vertybės turėtų išpažinti visos politinės partijos, bet užduokim savo retoriškai klausimą iš parlamentinių partijų, kur šiandien Seime yra bent jau jų vadovybės lygmenį, kiek tos vertybės iš tikrųjų yra išpažįstamos. Bet aš sutinku, kad tai mes suprantam pakankamai plačiai ir aš dar pridėčiau prie socialinio teisingumo ar santarvės ar tautos vienybės dalykų, pridėčiau taip pat tautos gerovės, gyvenimo kokybės tikslą, kuris turbūt turėtų būti kiekvienos politinės partijos tikslas, bet su kuo mes susidurėm su gal 3 rūšių politinio veikimo stiliumi. Vienas tai yra neatsakingų šnekorių, kur šnekama, iš tikrųjų realiai, kai kalbam apie tautos gerovę, nesiejama nei su jokiais konkrečiais rodikliais, nei su konkrečiais išmatuojamais veiksmais. Ir iš tikrųjų pagal daugelį kriterijų Lietuva šiuo atžvilgiu smunka. Netgi, sakykime, ne tik Europoje, bet ir pasauliniai lenteliai. Pradedam atsilikti ir nuo Latvijos ir taip toliau. Bet tai čia viena grupė, tai tų neatsakingo šnekėjimo grupė. Tai mes tikimės, kad mes įnešime tokio didesnio aiškumo, kad politikoje, kad būtų daroma iš tikrųjų tai, kas yra sakoma. Antra grupė, tai vadinkim tokia korupcinė gal daugiau, kur yra žmonės, kur žino savo tikslus, galima pavadinti toks politinio prasidavimo praktikos sritis, šešėlinės sritis. Tai irgi manau, kad mes suvažiavime išryškinsim tą antikorupcinę mūsų kaip politinę liniją. Trečia grupė tai yra, tai apie ką pradžioj buvo užsiminta, tai yra mūsų valstybės, jos pagrindų, kultūros, pagaliau lietuvybės niekintojų grupė. Vadinkim, gal tai yra ir šiaip globalistinių poveikių tokia sritis, bet yra aiškiai išsikristalizavusių tokia, gal tai ir nedidelis politinės grupelės, bet iš tikrųjų mes matome ir viešoje erdvėje, kai siūloma atsisakyti iš viso tautiškumo ar kažkokį pan-europizmą orientuotis. Tai labai daug energijos sutelkiama į griovimą to, į ką remiasi mūsų ir valstybė, istorija, tauta, jos kultūra. O pateikiant kažkokią tai nevatai alternatyvą, net nesistengiama pagrįsti, kodėl tai yra kažkoks tai geresnis pasirinkimas. Bet turbūt mes neturėtumėm daug plėtotis, galbūt užduokit klausimus, o matysim, gal ką nors, jeigu dar ir papildysim. Tai dabar kartu yra maždaug apie 1000 jau ir yra.
dabar mes manome, kad iki gruodžio pabaigos vien tik tai Tautininkų sąjungos atkūrimo grupė jau 1000 turės. Tai, o mes norim, kad būtų viršaus, kaip čia pasakyti, rezervo, nes paprastai į steigiamą į suvažiavimą pirmas dalykas netaip lengva pasiekti pilno atstovavimo, kad kiekvienas, kuris jau apsisprendė būti steigėjai, iš tikrųjų galėtų atvykti arba prašyti įgaliojimą. O antra, būna visokių kartais ir to biurokratinių problemų, tai kad registruojant partiją, kad būtų mažiau noro tokius žaidimus žaisti, mes norėtumėm, kad būtų gausesnis skaičius suvažiavimo steigėjų, taip vadinkim. Gal dar turit kokių klausimų? Paspauskit mygtuką. Ar tos stovyklos Šalčininkų krašte bus dažniau pastoviai, reguliariai rengiamos jaunimo, ar čia bus apsiribota tik tuo vienu kartu? Čia toks atskiras klausimas, nes Tautinio jaunimo sąjunga ir liks jinai, kaip tai turbūt Juliau atsakykit, bet aš papildysiu. Tai iš tikrųjų čia gal man klausimas dėl Tautinio jaunimo sąjungos, tai tiesiog noriu pasakyti, kad mūsų pati sąjunga, mano atstovaujama, netaps partijos politinės dalimi, mes ir liksim asociacija, nepriklausoma nuo jokių partijų, tačiau aišku, daug žmonių mūsų domisi politika jaunų ir jie yra užpildę tas anketas, tačiau jeigu dėl Dieveniškių stovyklos, tai labai trumpai čia tiesiog mes ne pirmus metus ir darėm, mes darėm jau 3 metus ir darysim toliau ir ypač po šios vasaros, ypač po to akibrokšto iš premjero, kuris kaip ir dar nesibaigė iki galo, nes nesulaukiam paneigimo šito dalyko, tai iš tikrųjų tai kaip ir laikom pareigą savo daryti ir toliau tęsti tuos darbus. Aš gal tik papildyčiau, kad dėja, nors yra aiškiai fiksuotas faktas dėl tikrovės netitinkančių žinių paskleidimo apie tai, kad toje stovykloje esą, reiškia, už kalbėjimą nelietuviškai buvo grasinama išprausti burną, tai kadangi viso šito nebuvo, tikrai jau labai daug laiko praėjo, per kurią garbingas žmogus turėjo, aš jau kalbu šiaip tiesiog apie garbingą Lietuvos pilietį, kuris turėjo atšaukti tą klaidą, bet ypač kai kalbam apie vyriausybės lygmenį, kur visam pasaulyje buvo išplatinta, kad čia kokie tai vos ne Breiviko pasekėjai susirinko į tą etnokultūrinę stovyklą. Tai čia jau yra kenkimas Lietuvos valstybei ir tai pačiai, tiem patiems valstybės pagrindams, iš viso pozityviai veiklai, todėl kad dar kartą primenu, kad toj stovykloj dalyvavo ir tai nebuvo koks tai vien tik atvykusių žmonių linksminimuose renginys, tai buvo pažintinis, bendraujant ir dalyvaujant didelė dalim ir vietinių žmonių ir visapusiškai pozityvus dalykas buvo mėginamas pateikti neigiamai šviesoje. Tikrai šito dalyko nepaliksim ir tikrai, tegu niekas negalvoja, kad taip ir liks. Tai bus chrestomatinis pavyzdys, kaip neturėtų elgtis trečias valstybėje asmo, Lietuvos vyriausybės, kur turėtų ginti iš tikrųjų tą patį tautiškumą, tą patį, galų gale lietuvių tautos vertybės. O aš jau nekalbu, kad požiūris į jaunimą turi būti visai kitoks. Bet tai čia ne vien Lietuvoje vyksta tie procesai ir apie tai buvo užsiminta, kad yra tokio priešiškų, niekintojų ir griovėjų, tokios politinės srovės, nežinia, iš kur jos finansuojamos ir kaip tas vyksta, bet mes analizuosim ir tuos dalykus ir suvažiavime priimsim atitinkamus dokumentus. Gal dar turit kokius klausimus? Ką esate pakvietę į tautininkų atkūrimų suvažiavimą iš kitų šalių tautinių partijų? Kadangi
Kai bus galutinai apsispręsta tiksliai, nors mes esame ir salę jau rezervavę, kai bus organizacinio komiteto ir bendro organizacinio komiteto ir data patvirtinta, ir darbotvarkė, ir dar bus atskiras klausimas, kad nesam pabaigę programinių dalykų, tai artimiausiu metu tikrai kviesime, tikrai jau išrašysim pakvietimus giminingoms partijoms, o, sakykime, Latvijos tautininkams, visų Latvijai jau bent esam žodžiu apsitarę, kad jie tikrai atvyks. Tai mažiausiai bent jau mūsų broliukai Latvijai pasiryžę dalyvauti. Ir mes paprastai dalyvaujam jų renginiuose. Galiu papildyti iš tikrųjų, kad taip pat yra jau užmėgsti ryšiai ir su estų tautininkais, su prancūzais, mezgami ryšiai taip pat su danais ir su Britų konservatorių partijos tautiškojų sparnu. Ten panašiai kaip ir Tėvynės sąjungoje, reiškia Lietuvos krikščionių demokratų partijoje, yra keletas sparnų, vienas iš jų yra, toks pavadinkim, gal greičiau nacionalinis negu tautinis. Tai su tai žmonėmis taip pat yra kalbama ir jie taip pat bus kviečiami. Dabar galbūt įvykdysim istorinį, kaip čia pasakyti, įvykį, pasirašysim deklaraciją ir pasirašius deklaraciją dar bus kokiu nors klausimu. O jeigu nebus, tai dar mes pasakysim baigiamosius žodžius ir baigsim spaudos konferenciją. Tai 2 egzemplioriais turbūt pasirašysim ir platinsim ir elektroniniu būdu, bet jūs turite tekstus, mes juos išdalinom. Tai iš tikrųjų manau, kad tai yra padėtas tokia rimtas kertinis akmuo bendradarbiavimui, vienybei, ne tik tautinės vertybės aiškiai išpažįstančiam sparne politinio gyvenimo, bet ir aš manau, kad tai, kaip ir Marius sakė, turės tam tikrą postūmį į platesnį dar bendradarbiavimą, nes mes įsivaizduojam, kad nors tautininkų sąjunga ar, vadinkim, tautininkų sąjungos tradicijas išpažįstanti politinė jėga turi būti ir bus gausi ir reikšminga, bet ji viena dabartinės sunkios Lietuvos padėties tikrai viena negalės išspręsti ir dėl to reikalinga atsisukti visiems į iš tikrųjų mūsų tautos būklę, į tas grėsmes, kur mūsų tautos ateičiai dabar iškilo. Mes keletą metų, jau ne keletą, vos ne 10-metį, iš tikrųjų, bent jau taip aiškiai 7 metus buvome maitinami tokiom sapnais tokiais, kad buvimas Europos Sąjungoje ir NATO savaime mums atneš suklestėjimą ir saugumą be mūsų pačių pastangų ir sugebėjimų tvarkyti savo valstybėje, galų gale ir tos pačius struktūrinius fondus išnaudoti, pridėtiniai vertei kurti iš tikrųjų į žymiai aukštesnį ekonominį, socialinį lygmenį, gyvenimo kokybę kopti. Tai viso to ne tik, kad nebuvo padaryta, bet mes matom, kad dabar toks, nors buvo ir ta finansų tiesa krizė, bet vis tiek, jeigu palyginsime su kaimynais, bent jau su tais, kur europiniai erdvėjai yra, tai iš tikrųjų matome, kad mūsų veikimas, politinis veikimas, valstybinis veikimas yra neefektyvus. Ir nemanau, kad lietuvių tauta yra tokia negabi ar neryžtinga, kad negalėtų, kad nesugebėtų tos iššūkius, kur kyla dėl ateities, kad juos spręsti atitinkamai. Tai tikrai
Mes tiek su pozicija, tiek su opozicija bendradarbiavom ir bendradarbiausim, bet tik tuo pagrindu, tik kiek tai susiję su mūsų nacionaliniais interesais ir su adekvačia reakcija, kas vyksta. Iš tikrųjų, tarsi viskas tvarkoj, tauta įsivaikšto ir gerai, puiku, ruošiam specialistus užsieniui, elementarių socialinių problemų iš tikrųjų nesprendžiam ir tos pačios minimalios algos ir kitų dalykų. Veikia valstybės visas mechanizmas pats savo, jokio iš tikrųjų, tokio aiškumo dėl strateginių tikslų, kiek jos pavyksta pasiekti, nėra. Bet aš tai visą kalbu ne tam, kad pasakyti, kokie mes nevykėliai, bet atvirkščiai, kad manau, kad tikrai ir galų galia visose partijose yra pakankamai sveikų jėgų, kad atsigręžtumėm į savo tos egzistencinius rūpesčius. Ir labai trumpai galbūt papildant dėl ES, apie kurią užsiminė gerbiamas Gintaras, tai norėčiau priminti, jog tuo metu, kai Lietuva stojo į šią tarpvalstybinę organizaciją, daugelis informacijos būdavo tiesiog arba nutylima, arba dozuojama. Ir daugiausia mes girdėjome apie tai, kad gausim labai daug pinigų, bet nebuvo kalbama, kokie iš ten ateis sprendimai. Kitaip tariant, nebuvo kalbama apie tai, kad mes atiduosime vis didesnę dalį savo nacionalinio suvereniteto, nebuvo kalbama arba tiesiog stengtasi nutildyti tuos, kurie kalbėjo apie grėsiančias problemas tautos doroviai ir ypatingai šeimos institucijai, ką mes dabar matome, eina į darželius visokios programos kaip Gender Loops, kur aiškinama, kad normalu yra įsimylėti princui princą. Nebuvo galų gale tautos referendumų apsispręsta ir už Lisabono sutartį, kurią mūsų valstybės vadovai pasirašė visiškai neatsiklausę tautos. Tai iš tikrųjų, kai stojame į Europos Sąjungą, mes stojame į tarpvalstybinę sąjungą. Tai buvo tarpvalstybinė sąjunga, lygių nacionalinių suverenių valstybių. Dabar mes matome, kad iš tos pirminės tikrai gražios idėjos, Šarlio de Golio, mūsų idėjinio bendražygio sukurtos tautų tėvynių Europos idėjos, einama į naują supervalstybę. Ir iš tikrųjų dabar dažnai esam kaltinami, jog mes tautininkai esame kažkokie izoliacionistai, kurie norime atsitverti spygliuotą vielą nuo viso pasaulio. Aš manau, jau vien tas faktas, jog į mūsų steigiamą į suvažiavimą yra kviečiami kitų tautinių partijų atstovai ir pirmiausia ypač iš Europos ir tos pačios Europos Sąjungos šalių, tai liudija, kad mes save matome plačiame, pasaulinėme, bendražmogiškame kontekste. Ir esame pasirengę kovoti jau įvardintame vertybininkų fronte, kovoti drauge su savo idėjiniais bendražygiais įvairiose tautose. Ir taip pat manome, kad lietuviška tradicija, įvairių etninių, religinių, kultūrinių grupių sugyvenimo tradicija taipogi bus tęsiama, bet neprarandant esminės tautinės lietuviškos apibrėžties, neprarandant fundamentaliausių vertybinių pagrindų. Aš dar gal apibendrindamas norėčiau pasakyti, kad dabar labai didelė Lietuvos valstybės problema yra tai, kad mūsų valdžia dažnai neturi savigarbos jausmo. Atvažiuoja kitų šalių premjerai, atvažiuoja kitų šalių prezidentai ir leidžia per mums svarbės šventes kurstyti mūsų piliečius, kurie laiko save kitos tautybės žmonėmis, kursto juos prieš Lietuvos valstybę, prieš lietuvybę. Kaimininių šalių kai kurie ministrai leidžia savo abejoti Vilniaus krašto okupacijos buvimo, nebuvimo klausimu. O mūsų valdžios žmonės labai dažnai neišdrįsta, nepasako tvirtai ir aiškiai, taip kaip dera save gerbiančiai valstybei. Ir mes būtent dėl to, galbūt viena iš priežasčių, kodėl mes būrėmės į šitą partiją, mes norim sugrąžinti į Lietuvos valdžią, į Lietuvos politiką savigarbos jausmą. Mes norime, kad Lietuva taptų jaukiais ir saugiais lietuvių tautos namais. Nes lietuvių tauta kitų namų neturi. Tai yra vieninteliai mūsų namai
iš kurių dabar dėja daug kas bėga. Ir mes sieksime padaryti taip, kad tie namai būtų jaukus ir saugus visiems. Taip pat, baigdamas noriu tokia linksmesnė gaidelė, dažnai susilaukiam klausimų. Jūs kalbate apie lietuvišką Lietuvą ir ar tai nebus sviestas sviestuotas. Tai tiesiog, jeigu sviestas tampa nebesviestuotas, jisai tampa tebus riebalų mišinys. Ačiū. Jeigu daugiau neturit klausimų, jums kokių minčių nekilo, tai tada mes labai puikiai įsitekome pusvalandį, nors galėjom ir užsitęsti, bet mes dar išplatinsim pranešimą platesnį galbūt atspindinti šią konferenciją. Bet kuriuo atveju aš visiems palinkėdamas būtent to orumo, apie kurį buvo čia kalbama, ir ne tik tai valdžios institucijoms, bet ir visam piliečiui, orumo ir dar nemažiau svarbu ūpo, siūlau baigti šitą mūsų konferenciją. Ačiū visiems.